Labadiena, mėly žiūrovai, mėly klausytojai. Daugybė žmonių kapstosi po mūsų sielas, tai vadinami gydytojai psichiatrai, daug žmonių mato mūsų iš vidaus kūną, tai yra chirurgai, bet labai retai kas mato dar giliau. Yra žmonių, kai net žiūri iš kraujagyslės perspektyvos, dėl to su didžiausiu malonumu jums pristatau kraujagyslių chirurgą, didžiulės patirties, taip pat ir Orhuso universiteto docentą Sigitą Urbanavičių. Labas, Sigitai. Sveiki, Vytautai. Malonu tave matyti tokioje laidoje. Malonu man irgi jūs matyti. Daugybė dabar tų klausimų apie sveikatą, net nesinori sakyti žodžio sveikata, nes žmonės labai atpurto. Pakalbėsime apie gyvenimą truputėlį, tokiam kontekste, gyslos kontekste. Ir ką, grėbėm jauti tada iš karto, amžinas klausimas, kad žmonėm atnešt praktikinę naudą. Visą gyvenimą praleidot kraujagyslės viduj, be didelių tėvystės atostogų, be didelių kursų, turbūt net neplaukėt aplink pasaulį, ką daro andropauziniai vyrai mūsų amžiaus. Ir kokia jūsų nuomonė, kad didžiąją dalį visuomenės sudomint, o tokių apysveikių žmonių, truputėlį prie tinginio, kas jiems labiausiai gali pakenkti? Ar glikemija, ar aukštas cholesterolio kiekis? Jūsų nuomonė. Vytautai, jūs įdomiai suformulavote klausimą, aišku. Labiausiai jiems gali pakenkti gyvenimo būdas, mano nuomonė. O cholesterolis ar glikemija, ko gero aš nesiryščiau atsakyti tiesiogiai šitą klausimą, kadangi abudu dalykai turi įtakos. Sakykime, žmonės sergantis diabetu pas kraujagyslių chirurgus turi pirmumo teisę visą laiką. Jeigu, sakykime, jiems prasideda gangrena ar atsiranda žaizda pėdoje, jie turi būti vizituojami per 3 dienas, bent jau tokios normos yra Danijoje, kadangi liga gali ženkliai greičiau progresuoti. Kas link dėl cholesterolio, vėlgi link galbūt nelabai lietuviškai pasakiau, tebūnė man klausytojas, atleis man klausytojas, kadangi šių 20 metų gyvenu ne Lietuvoje. Aukštas cholesterolis taip pat, kaip žinia, turi įtakos aterosklerozė ir aterosklerozinių plokštelių formavimas. Bet kas iš šitų faktorių yra pagrindinis arba labiau reikšmingas, tikrai negaliu pasakyti. O kaip sakiau pačioj pradžioj, aš manau, kad svarbiausias yra gyvenimo būdas, kadangi su gyvenimo būdu, pasirinktų gyvenimo būdu galima koreguoti tiek cholesterolį, tiek glikemiją. Bet įsiklausius į jūsų žodžius, vis dėlto glikemija akivaizdesni įrodymai, turint omeny diabetikus, taip? Prisiminkim mūsų žalioje jaunystėje, taip, mūsų studijų laikus, kai dar nebuvo monitoringo kompiuterinio glikemijų, kiek tų vargšų diabetikų be kojų, be pirštų, masė žmonių. Žvelgiant iš kraujagyslių chirurgo pozicijos, taip, diabetas yra didžiausia rykštė kraujagyslių chirurgijoje. Ir, sakykime, įvairūs ypatumai, pačių kraujagyslių ypatumai, kai, sakykime, negalima išmatuoti kulkšnelio indekso, o reikia tik tai žiūrėti piršto indeksą, tai yra spaudimą piršto arterijose, nes dėl to vadinamojo arterijų sienelės rigidiškumo. Dažniausiai tos kraujagyslės būna sukaulėjusios, taip kad vis dėlto žmonės, kurie serga diabetu, tai yra kaip ir numeris 1 kraujagyslių chirurgų diapazone. Tai yra prioritetas numeris 1. Kai, sakykime, su padidėjusiu cholesteroliu tikrai yra nemažai pacientų, kurie turi protarpinį šlubumą arba dar kitaip vadinamą claudicacija intermittens ir cholesterolis yra koreguojamas dalykas cholesterolį mažinančiais vaistais ir taip, kaip ir minėjau pradžioje, gyvenimo būdu. Aišku, noriu pasakyti jums komplimentą, kaip 20 metų negyvenantis Lietuvoje, jūs kalbate labai be akcento. Labai mėgstu komplimentus, ačiū, jūs galėtume dar pagirti mano išvaizdą. Taip, aš stengiuosi kalbėti be akcento, nes tokia jau mano genetika. Žinote pavyzdžių, kai žmonės išvažiuoja metams ir grįžę vos prakalba lietuviškai. Ženkliai ir kaip jie sako, man net skausminga kalbėti lietuviškai, tas mane stebina. Ir mano šeimoje visi kalba lietuviškai, tiek daniškai, be akcentų. Jūs, Sigitai, susidurėt su pasiekmėm, bet jeigu gilintis į priežastis, taip, kalbėjom glikemija, cholesterolis, neskaidant ten didelę mažą tanką, ne apie tai kalba,
Kaip jums atrodo, Lietuvoje yra tokia ryški takoskyra, reiškia žmonės, kurie tradicinės medicinos, jie žino be abejo tos skaičiukus, žino kardiologinės programas, jie yra užlenkę ant cholesterolio. Žmonės, kur daugiau netradiciniai, jie daugiau ant glikemijos, tokia kaip ir visur Lietuvoje. Visuomenė pakankamai nesutarinti yra tais klausimais. Ir dabar jūsų nuomonė apie 80 metus. Aš taip maždaug pasižiūrėjau chronologiją. Lygiai panašiai tais metais, kai buvo jau trečioji fazė statinų, vienų iš populiariausių dabar medikamentų jau išbandymo laikotarpis, palaipsniui pradėjo mažėti cholesterolio normos ir pakankamai drastiškai sumažėjo. Ir beveik turbūt 500 milijardo tai tikrai žmonių staiga iš visiškai nerizikingų tapo rizikingi. Ar nesusietume tų dviejų dalykų? Ar tai nėra kažkokia komercializuotas perėjimas? Nes įtarimas tikrai gali būti, nes dabar tiek tų žmonių vartoja tuos medikamentus, kad jau mane įtarimas kažkoks kyla, kad kažkas gali būti ne taip. Mano ekstrakraninė doplerometrija kaip darė, nieko nerado daktarė, nieko nerado, su visa pagarba daktarė, bet jinai man pasiūlė statinus. Dėl to, kad ten kažkas truputėlį buvo, aš jau net neprisimenu, man kažkaip to nesinorėjo. Ar susietume tos du faktus? Būtent normos pakelimą ir statinų išbandymo galutinę fazę. Taip, jūs visų pirma, tai norėčiau pasakyti, labai keista, kad ta daktarė, skenuodama jūsų kaklą, nieko nerado. Aš manau, jin turėjo rasti bent jau miego arteriją. Bet šitą rado. Šitą rado. Ačiū, kad jinai buvo nepakitusi. Dėl statinų, tai irgi vienu momentu pagalvojau, kad jūs ko gero turite aiškiaregio savybių, nes jūs skaitote mano mintis, ypač paminėdamas medicinos komercializavimą. Taip, aš sakyčiau, taip yra, mes turėtume pagalvoti, kad statinai, cholesterolį mažinantis vaistai, jie turi irgi pašalinių reakcijų, ypatingai tai buvo su simvastatinu, kai jisai tik tai prasidėjo bent 15-25%, tegul atleidžia man kardiologai, jeigu jie turi kitokius skaičius, bet sakykime, mano skaičiai yra tokie, kad žmonės skundžiasi įvairiom pašaliniam reakcijom, raumenų skausmais, pilvo problemomis ir taip toliau. Ir sakykime, šiuo metu viskas yra gydymui naudojami algoritmai. Ir kas yra keiščiausia, kad, sakykime, gydomas ne žmogus, bet gydoma pagal algoritmus. Įsivaizduokite 85 metų vyriškį, kuris rūkė visą gyvenimą, jis buvo sveikas, taip, aš neperdedu, jis buvo sveikas, jis pirmą kartą atvyko pas daktarus, dėl to, kad jis šiuo metu eina 400 metrų, o ne kilometras. Taigi, natūralu, amžius tai pasidarė, kraujagyslės pradėjo kaulėti ir visa kita. Jis niekada negavęs statinų ir jam staiga paskiria statinus. Pasakykite man, gerbiamas Vytautai, kaip jums atrodo, ar tas žmogus, kuris pragyveno 85 metus, kurio kraujagyslės yra jau pakankamai sukaulėjusios, ar jis nuo tų statinų pasijus geriau? Na, jeigu nebent kardiologas 95 metų ir turi gražią asmeninę patirtį, galbūt, bet taip, man atrodo, nes, cholesterolis, jis dalyvauja visų ląstelių membranai. Tai gali tam dėdukui, pavadinkim, užmušti paskutinę testosterono molekulę, kur irgi dalyvauja cholesterolis, taip, ir neteks paskutinio gyvenimo džiaugsmo dėdukas. Man atrodo nelabai logiška. Ir kaip ir sakė irgi iš mūsų bendrų pažįstamų kardiologų, kad pagrindinis kriterijus geriau, kad būtų vadinamieji koronariniai įvykiai, kas man atrodo visiškai logiška. Būtent didžiulės Danijos atlikta studija, Tankavas, kur dalyvavo apie 40 000 pacientų, irgi parodė, kad žmogui reikia skirti vaistus, cholesterolį mažinančius vaistus arba kraują skystinančius vaistus tik tai po cardiovascular event, tai po tam tikro įvykio, kuris būtų kaip skambutis, tai yra širdies kraujagyslių ligų kažkokio tai prodromo, sakykime, o vien dėl to, kad jo padidėjęs cholesterolis, žmogus jaučiasi pilnai sveikas, tai tikrai to nereikėtų daryti, bet čia vėlgi yra mano nuomonė, gali nesutikti sakykime, su guidelines, su tam tikrų gairių nuomonė, bet iš savo patirties galėčiau tai pasakyti. Ir kaip jūs, gerbiamas Vytautai, savo laiku esat pasakęs, aš kaip chirurgas irgi norėčiau pacituoti jūs kaip gyvai klasiką. Jūs esat pasakęs, kad geriausia operacija yra ta, kuri neatlikta. Ir iš tikrųjų, su amžiumi aš manau, kad jeigu gali neoperuoti,
neoperuok. Arba jeigu gali neskirti tų vaistų, tai neskirk, jeigu tikrai tam nėra būtinybės. Prisiminkime mūsų nuodėmingą jaunystę. Ar tik įstojus į universitetą, ar dar prieš įstojimą, kaip mes viską gerai žinojom. Mes viską žinojom, čia išoperuot, pagydyt, o po to su metais, pavyzdžiui, man prieš kokius gal, man kaip kokia 40, gal 45 tam intervalė, aš staiga pajutau, kad aš anaip tol ne viską žinau, kad aš anaip tol ne viską galiu. Ir aš manau, kad gydytojo, kuris būtent čiupinėja visą gyvenimą gyvą žmogų, kaip jūs ar aš, o ne ten važinėjom su kažkokiais kursais, paskaitom ar dar kažko po pasaulį, tas turėtų atėti supratimas. Nes tas jaunatviškas ryžtas, kad aš viską žinau, jisai čia jaunystės ryžtas. Maksimalizmas, be jokios abejonės, taip yra, atrodo, tu atėjai ir pakeisi pasaulį, bet taip iš tikrųjų nėra. Ir turi pagalvoti, sakykime, išoperavęs žmogų, kad pooperacinis laikotarpis, tie 3 mėnesiai, jo, sakykime, 85 metų vyro ar moters, tai bus kaip ir išbraukti iš jo gyvenimo, kojos tinimas, aš kalbu apie nuosrūvio operacijas, kitaip vadinama bypass operacijas. Tai vėlgi, tai yra intervencija į žmogaus organizmą ir be pasiekmių jie nepraeina. Ir turi tikrai žinot, ko tu nori ir turėtų tikrai būti 100% indikacijos ir daug kartų apsvarstyta tiek su pačiu pacientu, tiek su jo giminėm ir tikrai jam paaiškinta, kas jo laukia. Na, tiek gyslų apčiupinėt, kiek jūs, labai retas, kas yra apčiupinėjęs, tikrai. Ir aš mačiau vieną iš rimtosios tautos YouTube'inį interviu, 2 mažiausiai, o gal ir daugiau, kur kraujagyslių chirurgas iš Šebos ligoninės Tel Avive pasakoja apie transformaciją aterosklerotinių plokštelių, būtent 10-mečio intervale agresyviai ir masiškai pradėjo skirti kalcio ir vitamino D papildus. Ir jis taip vaizdžiai pasakoja, kad anksčiau, sako, paimi skalpelį ir ta aterosklerotinė plokštelė, tai yra, sako, tokia puslė, o sako, dabar galiu imti ir paskambinti kaip į varpelį. Ar jūs tą pastebėjote? Nes aš kažkaip, tokiais vaizdžiais pasakymais, tokiom griežtom revoliucijom, aš nelinkęs tikėti, aš linkęs truputėlį prie tokių nuosaikesnių variantų. Ar jūs, nes nieks tiek, kiek jūs nečipinėjote? Be jokios abejonės turėčiau pasakyti, kad aterosklerozės sukaulėjimas, kaip jūs tai pavadinote, labai priklauso nuo regionų ir labai priklauso nuo etninės grupės, sakykime taip. Ne kartą tiek būdamas Belgijoje, tiek būdamas Didžiojoje Britanijoje mačiau ir mano akiai atrodydavo, kad tos plokštelės yra kitokios negu jos buvo Lietuvoje, kur aš pradėjau savo karjerą, ar yra Danijoje. Kas liečia etninės grupės, tai aš pastebėjau, kad žmonėm ypatingai iš vidurio ir tolimųjų rytų, kur atvyksta iš saulėtų kraštų ir gyvena ūkanotoje Skandinavijoje su cepeliniu dangum, jų aterosklerotinės plokštelės ir pati ligos eiga būna žymiai keblesnė, žymiai sudėtingesnė negu, sakykime, vietinių gyventojų, negu vietinių danų, kurie nors ir rūko, nors ir turi kitokių rizikos faktorių. Bet gal turi ir lytinių santykių to pačiu? Ne? Viskas. Gerai, supratau. Tai gerai, tai dabar grįžtam į rimtį. Tai ar jūsų nuomonė? Man tai visą laiką kėlė abejonės tas staiga kokiais, 13, 15, 17 metais mūsų visų, kur mes gyvenam, mūsų protėviai, 50 000 metų, maždaug plius minus ėsliai, ir jau prie to cepelinų dangaus pripratę tiek ir tiek, prie to lašinio ir ten samagono pripratę tiek ir tiek, ir staiga mes visi ir prie retų lytinių santykių. Ir prie mažų retų lytinių santykių, taip. Ir dabar mes staiga visi tampam hipovitaminotikai, kur reikia didžiuliam dozėm to vitamino D. Aš perskaičiau Prizmą, toks irgi metaanalizė labai rimta, 800 veikimo vienetų, 2 ciklus per metus yra logiška ir mūsų platumų žmogui, bet be kalcio papildų ir be tų ten 4 ar 10 tūkstančių veikimo vienetų, kurie ten sukelia tą koncentraciją. Logiška, kad kažkur turi nusėsti. Ne tik tai, kad ten inksto akmenys, bet jau prasimuša jau ta pirma informacija, kad šitas derinys yra rizikingas ir kardiovaskulinė prasme.
Be jokios abejonės, tai yra kalcium SCO indeksai, kalcio taškų indeksas, SCO taškai turbūt vadinasi, ir kalcio rezultatų, kuriuos nustatinėja kompiuterinės tomografijos angiografija. Ir būtent tai yra kaip vienas rizikos faktorius. Vėlgi tai buvo stebima Denkava studijoje, tai buvo žiūrėdami tai kardiovaskulariniai įvykiai, kalcium score ir įvairūs kiti rizikos faktoriai. Tiesiogiai jūsų klausimą aš negaliu atsakyti, kadangi aš niekada nepagalvojau, ar šitas žmogus, kurio, sakykime, aterosklerozė yra labiau išreikšta, ar jisai naudoja kaip papildą vitaminą D, bet kad etinės grupės ir priklausomai nuo geografinės aplinkos. Saulės poveikis reiškia. Be jokios abejonės. Na, kai jau diskusija tampa pernelyg akademinė, koks yra universalus pagyvinimo elementas? Viktorai, nepasakysi, klausimas ir tau. Kas universaliai pagyvina diskusiją? Žolė. Alkoholis. Varpa. Taip pat. Vytautai, šiais laikais reikia labai atsargiai. Reikia labai atsargiai, taip. Tai yra labai blogas organas, taip. Vat kaip jūs minėdavot tokį metaforą, jeigu ryte, be didelės stimulacijos, pas jūs neapsilankė miegamajame Predragas Stojakovičius. Ar supratai, apie ką kalba? Supratai. Na gerai, pervesim į medicininę kalbą. Jeigu nepatyrėte rytinės erekcijos, taip. Ir aš nekartą girdėjau iš tų populiariųjų šnekučių, kad tai yra pažengusios aterosklerozės požymis. Tai yra rimta ar tai yra nerimta? Aš aterosklerozės dar neturiu. Jeigu jūs klausite. Ne, aš jūsų pasimatymą nekviečiu, jūs plačiau žvelgit. Taip. Aš irgi girdėjau šitos dalykus, kadangi smulkiosios kraujagyslės yra pažeidžiamos pirmiausiai. Taigi bent jau mūsų urologai ir žymus urologai, kurie reiškiasi ir publikuoja kalbą Delfyje ir įvairiuose kitose portaluose, jie sako, kad tai yra kaip ir prodromas, kai yra pirmoji kregždė, jeigu, sakykime, rytinės erekcijos nebuvimas, tai kad sekantis lauk, kad tai pažeis ir koronarinės, širdies vainikinės arterijas. Bet vėlgi, kol pats su tuo nesusiduri, negali atsakyti. Bet toks skambutis neblogas, vyrų įspėjimas, kad jau laikas kartais atsikelt iš fotelio, taip, atsikelti iš fotelio, pajudėti ir nueiti galbūt pas gydytojus, pas šeimos daktarį, tirti savo cholesterolį ir glikemiją. Ir taip, tai vis dėlto aš manau, kad į tai reikėtų reaguoti. Bet kokiu atveju, aš manau, sveikas vyras neturėtų to patirti iki kiek vytai. 104. Taip, iki 104, aš manau. Bent jau kol jisai gyvena, nes kitaip koks čia gyvenimas. Taip, kitaip gyvenimas liūdnas. Ir taip, tų malonumų yra mažai. Dar to nelieka. Ar nėra tokios tendencijos Skandinavijos kraštuose, jūs dirbat ne vienoje šalyje, kad kuo žmogus tolimesnis nuo medicinos, visiškai nežinantis klasikinių postulatų, tuo jis ryžtingesnis ir linkęs kitus pamotis sveikatos klausimas. Lietuvoje tai čia yra dabar pats plačiausias reiškinys, kai dar yra toksai, jau net nereikia tokio tiktokinio šiukšlyno, dabar visi, nenoriu minėti pavardžių, čia buvusių krepšininkų, šeimų nariai, pasakysiu, kai baigsim laidą, bet tas truputėlį mane dirgina, kai žmogus taip drąsiai dalina patyrimus, kuris neneša jokios juridinės atsakomybės. Skandinavijoje tikrai šito nepastebėjau. Man atrodo dėl to, kad ten yra labai reglamentuota tiek paciento apsauga, tiek patys gydytojai. Aš turiu vieną kolegą, kraujagyslių chirurgą, kuris dirba natūralios medicinos centre ir jisai leidžia įvairius podcastus. Kaip vadinasi lietuviškai podcastai? Taip, podcastas, blogas irgi nelietuviškas žodis. Na, laida. Taip, sakykime, tas radio laidas Bet jisai yra kraujagyslių chirurgas, jis yra sertifikuotas, bet jisai dirba Kopenhagoje natūralios medicinos srityje. Ir tikrai Danijoje yra labai stipri pacientų apsaugos sistema, yra tiesiog organizacija, tiek gydytojų ir aišku skundų sistema, kaip ir visur kitur. Taip kad neteko man tikrai pastebėti, kad kažkokie šarlatanai arba burtininkai pradėtų kištis į
gydomąją mediciną, į tą mediciną, medicina iš didžiosios raidės. Nes matai, žmonės, jie lieka, likimo nepamokyti. Jis savo bet ką šneka, ant jos skundo kaip ir neparašys, aš pasakiau savo nuomonę, ten kažkur taip ir viskas. O su visom komplikacijom jau reikia, jau tradiciniai medicinai reikia kautis. Ir labai geras pavyzdys, jūsų kolega, kur dirba ir natūraliai, kur žmogus turi ir klasikinį išsilavinimą. Ir plus ta natūrali medicina, naturopatija, nes reikia laiko, kad suprasti irgi, nes taip greit nepareina. Dabar, kadangi esu jau nustumtas į šoną, tai aš turiu kada pasidomėti, iš tikrųjų ten yra didelė jėga, ne veltui ten 4000 metų jau ten kai kurie preparatai skaičiuoja, lyginant su jau vien insulinui ten kiek virš 100, man atrodo, jau gal ir yra. Taip, ir jie yra efektyvūs pakankamai iki dabar. Ar yra kažkoks toks, truputėlį, aš tai jaučiu padidėjusi susidomėjimą Lietuvoje natūraliais dalykais, lyginant su tais įprastais tradiciniais mediciniais chemikalais, kur ir aš, ir jūs gydėt žmonės daugybę metų? Be jokios abejonės, aš pastebiu irgi šitą tendenciją, kur atvyksta žmonės, kurie atsisako cheminių preparatų, cheminės formulės preparatų, dirbtinių preparatų, jie domisi natūralia medicina, kaip minėjau, sakykime, Padma 24, kur iš Himalajų atėjo. Ir įvairiausiai žoliniai preparatai užduoda tos klausimus, tiesiog priverčia pasidomėti. Man irgi priverčia mane pasidomėti, kas, sakykime, mano supratimu, tai yra iš tikrųjų labai gerai, ką galima padaryti augalinės kilmės preparatais, ką galima padaryti natūraliais preparatais, ką galima padaryti pakeitus gyvenimo būdą. Tai tikrai nėra būtina agresyvios cheminės, medicininės terapijos tuo momentu. Aišku, aš nekalbu apie tos atvejus, kada jinai reikalinga, natūralu, kad tada, kai reikalinga, kai yra tikrai toli pažengusi liga, kai yra rimtos komplikacijos, šito neišvengsim. Bet viskas prasideda nuo A. Aš jau nekalbu apie tašką Z, kaip mes pasiekėm tašką, iš kurio jau nėra atgal sugrįžimo. Mes turėtume labiau investuoti į savo sveikatą ir būtent augalinės kilmės medikamentai, aš manau, netgi ne medikamentai, sakykime, preparatai. Kada į mane kreipėsi, seni mano pažįstami, kur ten kontakto pas mus buvo labai ilgą laiką be kontakto ir kartu gimdėm jų sūnų, kuris jau dabar turbūt už mus didesnis, žmonės ir sako, dabar tu tokią pradėjai švietėjišką veiklą užsiimti, mes norim pradėti. Ir kaip pagalvoju, aš taip paskaičiavau, taip akivaizdžiai kažkokiu tai onkologinė lyga paveikti labai mažai šansų. Yra kiti, aš nenoriu jungtis tą klausimą, bet vis tiek, Lietuvoje, nežinau kaip jūsų gyvenamoje šalyje dabartiniai, bet Lietuvoje tai akivaizdžiai yra širdies kraujagyslių lygos pirmoje vietoje. Ir man taip susumavus visų tų preparatų savybės, berberinas, įprastasis lietuviško krūmo augalo ekstraktas, jisai stipriausiai turi poveikį, nes jis ir glikemiją tvarko. Ir tas žmogus, kur skalpeliu norėjo paskambinti į plokštelę, jis įvadina gamtiniu metforminu. Ir plus jisai tvarko lipidogramą. Mažo tankio lipoproteinus. Tai jūsų nuomonė, ar aišku, to lygiai su statinu nepastatysi berberino į svarstyklės, bet jis turi visą eilę privalumų, bent jau tuo, kad nereikia visą gyvenimą jo naudoti. Ir be šalutinių efektų praktiškai tolerancija yra atominė. Taip, augalinės kilmės preparatas, ir vėlgi, man atrodo, jūs nepaminėjote, arba aš praklausiau, jis veikia taip pat ir lygiųjų raumenų ląstelės proliferaciją, tai kad pagerina kraujagyslių elastingumą ir taip pat padidina pralaidumą nitrik oksidui, kuris irgi vazodilatacinį poveikį turi. Taip kad iš tikrųjų berberinas turėtų būti gana neblogas preparatas kraujagyslėm. Kraujagyslės turėtų jį mylėti, mano supratimu. Tai, kad jis šiek tiek pamažina kraujospūdį, kaip ir liemens apimti, bet čia apie tai truputį vėliau aš tą žinojau. Tai čia kraujospūdžio mažinimo mechanizmas per azoto oksidą. Azoto oksidas ir lygiųjų raumenų proliferaciją mažina, lygiųjų raumenų smooth muscle cells ląstelių proliferaciją skatina aterosklerozę. Tai praktiškai, kadangi jisai mažina proliferaciją, automatiškai jisai mažina ir šansą turėti tą toli pažengusią aterosklerozę. Ir jį kombinuojant su gyvenimo būdu, su
sakykime, sveika mytyba, aš manau, kad tai... Ir būtinybė prie agresyvių cheminių preparatų pereiti atsiranda vėliau. Mano supratimą vėliau yra labai aiškiai klasifikacijos, kada iš tikrųjų tai reikėtų daryti, kada yra konservatyvus gydymas, kada jau reikia tikrai chirurginio gydymo. Labai aiškiai apibrėžta, tai yra kraujagyslių chirurgai. Bet vėlgi, sakykime, kol tas konservatyvus gydymas, ar iš tikrųjų reikia pradėti agresyviais cheminiais preparatais, ar galima tikrai koreguoti tai gyvenimo būdų ir preparatais, kurie yra augalinės, švelnesnės kilmės. Nes, kaip jūs irgi minėjote, sakykime, mažinant cholesterolį, cholesterolis yra sudėdamoji medžiaga, sudėdamoji dalis testosterono, tai automatiškai vieną ranką maitiname, kitą ranką atimame. Taip kad visą laiką reikia žiūrėti tą balansą, ko aš manau neturi augalinės kilmės preparatai. Na, bet turbūt pripažinsit, kad su valia ne pyragai yra, bet kokiam amžiaus žmonėm. Ir žmogui keistą gyvenimo būdą, atsisakyti įprasto maisto, įprasto nejudrumo žiauriai sunku. Ir mūsų pažįstamų rate, ir mūsų kolegų yra, kur žmonės nuvargšai vos pavelka pilvą ir puikiai supranta, kam yra kampas, tai yra labai sunku. Taip, tada turėtų vėlgi nuskambėti tas blogasis skambutis. Jūs turbūt puikiai atsimenat amžiną atilsį dėstytoją, kuris anatomijos dėstė anatomiją mūsų bendrą pažįstamą. Aš nenorėčiau minėti vardų. Taip, žinau. Sakykime, tikrai žmogui buvo insultas ir žmogus turėjo didžiulį viršsvorį, bet jisai susėmė, jis važinėjo dviračiu, jisai sportavo, jisai tikrai pasiekė labai gerą lygį, bet jie nelaimingo atsitikimo dėka jisai išėjo iš mūsų. Bet tas skambutis nuskambėjo ir žmogus susėmė. Aš manau, turėtų kažkas atsitikti, sukrėsti. Geriau būtų, kad to nebūtų, kad nebūtų tokių sukrėtimų. Labai sudėtinga yra, kaip sakant, susitarti su savimi, nes galvoju, pasidėsiu šiandieną fotelį, išgersiu alaus ar dar kažką, ar suvalgysiu kažką tokio. Bet tas labai sudėtinga, nes mes kaip žmonės, kaip homo sapiens, realiai visi esame tingus. Ir tik tai klausimas yra, kaip mes sugebame kovoti su savo tingumu. O tingumas mūsų yra ir iš ketvirtinės baltymų struktūros, nes baltymai irgi susisuka į tokią poziciją, kad išnaudoti kiek galima mažiau energijos. Ir tą mes paveldė. Ir mes negalime šito pakeisti, mes galime tai pakeisti tik savo sąmonę. Dar jeigu paklausai geriausią lietuvio draugą ChatGPT, ar alus yra naudingas sveikatai? Geras klausimas. Taip, alus yra. Pastebėta, kad ir iš tikrųjų taip ir yra. Vitaminas B12 ir taip, tu gali visą laiką surasti. Ir kaip aš minėjau, yra sudėtingiausia apgavinėti patį save, bet iš tikrųjų, jeigu tu nori negotiation, atlikti dėrybą su savim, tu rasi visą laiką įvairiausių pasiteisinimų. Taip, alus iš tikrųjų gerai, tai jis pakeičia duonas, dar vadinami skystą duoną, nes B12, B grupės vitaminai ir visa kita, o jeigu išgeri dar porą alaus, tai tikrai... Taip, mažas alkoholio dozės, vazoprotekcija, čia visi žino. Dabar jūsų kaip didžio praktiko atsakymas. Genetika ar gyvensena? Vytautai, jūs sugebate užduoti kompromituojančius klausimus. Ir tas. Sakykime, pavyzdys. Žmogus 92 metų, nuo 14 metų rūkęs, atvyksta pas daktarą ir pats nežino, dėl ko atvyko pas daktarą, tiesiog jį šeimos gydytojas pasiuntė tenai. Sakykime, mano žmona atlieka jam koronaro angiografiją, kompiuterinio koronaro angiografiją ir sako, išvarios kraujagyslės. Nors jisai turėtų turėti rizikos faktorius. Jis yra amžiuje, jis visą gyvenimą rūkęs nuo 14, nuo savo konfirmacijos. Švarus koronarai ir visi mes stebimės. Kas tai yra? Gyvenimo būdas ir genetika. Sunku pasakyti, manau genetika. Aš irgi manau. Manau genetika. Gyvenimo būdas, vėlgi, aš manau, pats sveikiausias žmogus, kuris buvo superinis sportininkas, jeigu jisai apsileidžia, jeigu jisai priauga stipriai viršsvorio, jeigu jisai pradeda, kaip sakant, netaisyklingai maitintis ir pakeičia savo gyvenseną, jis greitai gali atsidurti stipriai, kaip sakant, ligoninės lovoje. Aš tą norėjau pasakyti. Turbūt jūs atsimenate,
rimtus krepšininkus iš tuometinio Žalgirio, Kauno Žalgirio, dar tos seno Žalgirio, kur vienas toks krepšininkas, kuris mėtydavo iš kampų labai neblogai, toks dailus vyras. Tai Raimundas, taip, legendinis. Taip, aš jį mačiau prieš jo jau finalinę fazę, labai liūdnas vaizdas. Taigi vėlgi gyvenimo būdas ir, sakykime, žmogus kaip ąžuolas ir apdovanotas fizinė galia ir išvaizda ir viso kitų, bet gyvenimo būdas, vėlgi, jeigu degini žvakę iš abiejų galų, natūralu, kad vieną kartą jinai sudegs. Sudegs. Na, jums papanuodamas pacituosiu legendinį Winstoną Churchillį. Už viską, ką gyvenime turiu, aš esu dėkingas sportui. Jo aš niekada neužsiiminėjau. Man labiau patinka Winstono Churchillio citata apie šampaną, kad šampaną galima gerti ryte, vakare ir po pietų. Ne, šitą negirdėjau. Irgi mažas alkoholio dozės. Tai norėjau klausti apie žalingus įpročius ir genetiką. Jūs į tą klausimą atsakėt. Lėtinis stresas. Ar žalingi įpročiai, kas yra blogiau, nes aš nežinau, ar taip pat ir Danijoje taip dirbtinai, intensyviai ir sistemingai keliamas stresas žmonėm. Nes, nesakykit, atvažiavote į Lietuvą ir toks įspūdis, kad į pafrontę. Nes keltas mano pažįstamų žmonių sako, kažkaip jau sako, aš nenoriu grįžti. Jie čia gyvena, bet turi būstą ir svetur. Ir jau kai ateina laikas grįžti po mėnesio, sako, aš tiesiog nenoriu grįžti į tą formuojamą pafrontės šitą zoną. Ar jaučiasi tas skirtumas? Skirtumas galbūt ir jaučiasi, bet vėlgi negaliu pasakyti, kad Danijoje išvengiama streso. Danijoje dabar labai pasidarė populiarus toksai, kaip pasakyti, netgi ne gyvenimo būdas, management by fear. Žodžiu, vadovavimas per baimę. Ir atsiranda tas yra ir sveikatos apsaugos sistemoje, ir šiaip šalyje, sakykime, labai suklestėjo ir tas Me Too, tokie, kur būna po to išteisinti žmonės, kur kažkas įvyko prieš 30 metų ir staiga tas atkapstoma ir tokio nepasitikėjimo, tokio tas, kas anksčiau buvo laikoma komplimentu ar sakykime, normaliu bendravimu ar juokeliu, dabar staiga tai gali pasidaryti visiškai nepriimtinas dalykas. Tai tą nėra labai lengva suprasti, bet vėlgi, sakyčiau, lėtinio streso yra. Ir atsakant į jūsų klausimą, aš manau, vėlgi lėtinis stresas, ką aš pastebiu, kad vis atsiranda daugiau jaunų žmonių, ką aš vadinu jaunai žmonėm. Jauni žmonės tai yra tie, kurie jaunesni už mus, jie yra jauni. Tiesa. Tai jeigu mes jau juos pradedame operuoti, jeigu mes juos pradedam gydyti, tai aš skaitau, kad jaunų žmonės gydome. Ir kai jie ateina pas mus, aš pamatau, kiek jie gauna medikamentų, tai iš tikrųjų mane stebina. O dažniausiai tai yra tie žmonės, kurie turi lėtinį stresą. Turbūt jeigu jūs paklaustumėte širdies ir kraujagyslių chirurgų, jie pastebėtų, kad didelių firmų vadovai, tie, kurie patiria stresą, kur dideli pinigai ir didelis stresas ir galbūt mažiau to gyvenimo būdo, kraujagyslės spazmuoja ir didėjo cholesterolio kiekis, aišku, kraujyje. Man atrodo, kad jie irgi tai pasakytų, kad tie jauni žmonės, kurie turi didelį stresą, jie patiria operacijas, širdies ir kraujagyslių ypatingai. Taip pat ir galūnių operacijas pastebimai yra jaunėja, populiacija jaunėja. Kaip pacientai darosi vis vyresni, kadangi gyvenimo trukmė ilgėja. Ir mūsų pacientai vyresni, bet aš matau, kad praktiškai ir pacientų grupės jau jaunėja, jeigu jie jaunesni. Jūsų intervencijos reikia vis jaunesniam žmogui, taip? Taip. Aišku, ir vyresniem žmonėm reikia, nes pragyvenimo lygis, išgyvenamumo trukmė yra padidėjusi, ženkliai padidėjusi. Yra, kur, sakykime, anksčiau ten galvodavai 92 metų, dabar 92 metų pacientui operuoja karotis. Vėlgi iš tikrųjų su juo pasitaręs, nes tikrai galvoja, ar jam to reikia. Reikia daryti tą endarterektomiją, ir jisai nugyvens iki savo tos paskutinės dienos, kada visagalis pašauks jį pas save be operacijos. Nes vėlgi operacija yra stresas organizmui, yra įsikišimas. Bet aišku, apie tai šnekėsi su pacientu, kalbė apie kokios gali būti išeitis, kaip galima, kada tai daryti. Stengiasi būti žmogaus pusė. Ir šiek tiek mažinti agresiją. Žinot, mūsų kitą dėstytoją, kuriam sūnus, irgi mūsų kolega, parvežė
iš Jungtinių Amerikos valstijų medikamentą mažinantį krešėjimą ir kažkelintą tai gerimo parą, kaip dėjo hemoraginis insultas, dar žmogus savo kojom atėjo į priėmimą, kol nuvežė į kompiuterinę tomografiją, jau smegenys buvo, kaip sako radiologai, plaukė krauju ir žmogus mirė. Amžinatilsį, tai čia tas toksai beatodairiškas skirimas ir paskui tam mūsų kolegai, tam jaunesniajam, jo sūnui, tai kaip trenkė depresija. Aš jį sutikdavau, tai tiesiog pusė žmogaus pravaikščiojo kokius 5 metus, jam tokia mintis, kad nužudžiau tėvą, turbūt tokia buvo, žinai, baisi. Taip, iš tikrųjų žmogus darė patį naujausią. Bandė padėti, bet kartais tas, taip žinai, toks, ir kiek kartų yra buvę, kad gerais norais pragaras grįstas, kažkaip tam žmogui bandai padėti ir gaunasi kaip visada tas toks. Taip, norėčiau irgi paantrinti apie tą labai agresyvų gydymą. Yra kažkokios normos, sakykime, algoritmai, pagal kuriuos skiriama medikamentai, bet visą laiką reikia atsižvelgti ir į patį žmogų, jo gretutinės ligas. Sakykime, ne per seniausiai turėjome pacientą, jisai galbūt šiam 5-8 metų amžiaus, bet tikrai tvirtas vyras, buvęs kariškis ir jis turėjo pakinklio aneurizmą, kurią mes planavome išoperuoti. Pakinklio arterijos aneurizma, išsipūtimas pakinklio arterijoje, operacija atrodė nesudėtinga, bet jam buvo paskirtas agresyvus antikoagulicinis gydymas. Ir kas nutiko, kelios dienos prieš operaciją jis pakliuvo į kitą ligoninę dėl kraujavimo į smegenis, hemoragijos į smegenis ir neišgyveno. Taip kad vėlgi lazda visą laiką turi tų galus ir kur surasti tą viduriuką, kuo vyresnis daraisi, tuo labiau stengiasi, tuo daugiau tu žinai tų komplikacijų, tu žinai tų nepasisekusių dalykų, stengiasi, nepasidarai bailus, galbūt kaip atrodytų Z kartos jaunimui, bet pasidarai galbūt labiau išmintingas ir galvoji tikrai, kad kaip geriau padėti šitam žmogui, ar operuoti, ar neoperuoti. Nors iš tikrųjų patirties operacijų yra daugiau negu reikėtų. Ir tas mūsų spraudimas, toj tradicinė medicinai, tos algoritmų rėmus, jisai kuo toliau, to labiau slegia. Taip, medicina pasidaro tokia vos ne matematinė. Ir iš tikrųjų man truputėlį keista pastebėti, kai jauni kolegos žino tik tai tos algoritmus, jie sakykime. Aš atsimenu, aš idealizuoju tos mūsų dėstytojus, kurie dabar amžiną atilsį, ir profesorių Bakšį, ir profesorių Laiškonį, su kuriais galėjai kalbėti apie viską, kai neprailgdavo kelionė iš Palangos į Kauną su autobusu, kai profesorius Laiškonis sėdėdavo šalia ir galėdavai diskutuoti apie meną, galėjai diskutuoti apie televiziją, galėjai diskutuoti apie kiną, apie knygas, apie Prancūziją, jis buvo frankofon. Tai buvo žmonės eruditai ir ne vieną aš galėčiau tokį paminėti. Ir man norėtųsi, kad kai aš, sakykime, pajokauju, kad mūsų skyrius kaip raitelis be galvos, kad tik tai sureaguoja daktaras, kuris iš Bulgarijos yra, daktaras, kuris yra iš Italijos, bet vietiniai danai, jie net nežino, kas yra raitelis be galvos. Arba ten Hemingvėjaus, ko gero, jie nežino. Tai mano supratimu tie tokie šviesuliai, kad daktaras jis turi žinoti ne tik tai mediciną, bet jis turi būti visapusiškas ir asmenybė. Mano supratimu. Bet vėlgi tai tik tai mano supratimas, aš visą laiką gerbiau ir gerbsiu tos žmonės. Dėl to aš ir sėdžiu jūsų laidoje. Ačiū, malonu. Žiūrėkit, Sigitai, dabar grįžtant prie tos tokios paprastosios organikos. Jeigu prisimenant jūsų frazę apie įmonių vadovus patiriančius stresą. Streso hormonas tai pirmiausia galva cvank kortizolis, taip? Ir iš tų vadinamųjų adaptogenų, tai yra senosios medicinos preparatų. Kiek aš prisimenu, kai aš parinkinėjau tą asortimentą tiem savo pažįstamėm, ką atsivežt, kas labiausiai rodė. Tai ašvaganda, preparatas, kuris yra iš senos kinų vaistažolės šaknų, paprastai šnekant, jis yra geriausiai įrodęs anksiolitikas. Ar jis negalėtų pakeisti taip plačiai pas mus vartojimų tų psichotropų? Aš nenoriu daryti kažkam reklamos, antireklamos, žinot, ką aš turiu omeny. Ir tokiu atveju, reiškia, veikiant kortizolį, sumažinama glikemija, sumažinama cholesterolemiją, nes, cholesterolis sureaguoja į glikemiją, reiškia, kaip vazoprotekcijos tikslu, ir jisai užkyla dėl to, kad yra glikemija. Glikemija užkyla dėl to, kad
kortizolis ir viskas susidėlioja tokią grandinę, kad tas stresas iš esmės jis ir blogina mūsų lipidogramą. Ir tą gydytojai pripažįsta. Ir čia visai neseniai bendravom su viena gydytoja irgi, aš manau, kad jūs ją žinot, kad matęs tai tikrai, kuris sako, mano dabar baisi lipidograma, panašiai tokia pati, kaip kad buvo, kai žuvo mano sūnus. Tas labai nesunkiai yra paaiškinama. Ar nereikėtų pradėti nuo kažkokio adaptogeno, išsiklaus žmogaus, nors tam labai nėra laiko. Tie žmonės, kur dirba poliklinikoje, jie turi ten 20 minučių tam žmogui priimti ir jiem reikia viską supildyti. Tai ar reikėtų pradėti iš karto nuo tų tokių griežtųjų psichotropų, jūsų nuomonė? Manau, kad ne, bet vėlgi tai tik mano nuomonė, aš kraujagyslių chirurgas, aš nesu psichiatras, aš nesu neurologas. Bet aš manau, kad vėlgi tai yra gyvenimo būdas, streso mažinimas ir tokie augalinės kilmės preparatai, aš manau, tai turėtų būti pradžia. Turėtume duoti jiem šansą, turėtume duoti jiem galimybę, šansas vėlgi nelietuviškas žodis, turėtume suteikti jiem galimybę ir aš manau, jeigu mes tikėtume tuo poveikiu, aš manau, kad jie ir veikia. Ir tas lėtinis stresas tikrai yra vienas iš bjauriausių rizikos faktorių, bet vėlgi tai yra mano nuomonė, aš neatlikau kažkokių studijų. Tai tyrimas yra padarytas, kur tirti žmonės dirbantis naktinį darbą, medikai ugniagesiai, man atrodo, ir nerūkantys, viena buvo grupė lyginta su rūkančiais menininkais, kurie niekada nedirba naktimis, o dirba apskritai, kada turi įkvėpimą, ten jis piešia arba rašo arba eiliuoja. Tai ir geresni rezultatai buvo rūkančių menininkų. Jokios abejonės, žmonės atsipalaidavę, dirba mėgiamą darbą. Tarp kitko, neperseniausiai buvau konferencijai, kur buvo kalbama apie perdegimą, medikų perdegimą. Tai chirurgų gyvenimo amžius tarp visų kitų medikų yra trumpiausias. Tai buvo padaryta tokia išvada, kad gelbėti gyvybės kainuoja. Kainuoja ir aš prisimenu savo darbą. Pavyzdžiui, ten kažkokia miego fazė tokia yra keista. Suskamba tavo tarnybinis telefonas, kažkas susikomplikuoja gimdymo skyrių. Dažniausiai. Eini į tą gimdymo skyrių, kažkas ten vyksta, tą problemą išsprendžiam ir paskui aš einu atgal, lipu laiptais ir aš save pagaunu, kad aš dar neprabudęs nuo to skambučio. Reiškia, kažkokia dalis smegenų įsijungia, dalis neįsijungia, tai čia kaip gauti per galvą su kuolu. Taip, jūs turbūt pastebėjote, kad kartais ryte, kai jūs būnate kitai įmigęs ir suskamba žadintuvas ir jūs esate toje kieto įmigio fazėje ir jeigu pažadintas, jums gali būti visą dieną sugadinta arba bent jau kelios ryto valandos. Ir aš manau, tas naktinis darbas tai yra didžiulis peilis, didžiulis stresas organizmui. Ir nežinau, kaip jisai turėtų būti vertinamas, bet tikrai tai yra didžiulė atsakomybė ir įsivaizduokite, jūsų atveju jūs gelbstite ne tik tai, kad jūs gelbstite du, tai jūsų atsakomybė yra velniškai didesnė. Aš žinau, kad iš karto tai būtų rezonansinis įvykis. Jeigu tik tai įvyktų kažkas naujagimio, jeigu įvyktų abiem, tai ką jūs ten ir spauda, ir televizija, ir visa kita. Tai... Mes su spauda susidurėme šiuo metu taip smarkiai. Tai man atrodo, iš tų visų adaptogenų, vieni daugiau anksiolitikai kaip ašvaganda, kiti ten kokim, iš tų dažnųjų bakopą daugiau miegas, tai jeigu suveikia šitie, kam eiti prie kitų chemikalų, kurie ir priklausomybę sukelia, ir tam žmogui trumpina atmintį. Ten ir visapusiškai veikia. Labiausiai priklausomybė yra. Tam įprastiem psichotropam, mūsų šeimoje, žinot, tų psichiatrų užtenka ir jie tą akcentuoja, bet kažkaip žmonės žiūri kaip į saldainius. Man keista, kodėl nepabandyti pasigydyti žole, pavyzdžiui. Aš pilnai jums pritarčiau ir jūs nepaminėjote vieno labai svarbaus faktoriaus. Aš manau, kad žmonės vartojantis psichotropinius vaistus, jie priauga svorio. Ar jūs to nepastebėjote? Tai ne ta žodis. Tai va. Tai vėlgi, tai priauga svorio, tai vėlgi viena ranka mes kažką tai duodame, kitą ranką atimame. Atleiskite, mes duodame psichotropinį vaistą, atrodo mums moraliai stresas palengvėjo, bet mes priaugame ekstra kilogramų, apsunkiname savo organizmą, sutrikdome endokrinologinės funkcijas visas.
kenkiame savo kraujagyslėm, kenkiame savo lipidogramai ir, žodžiu, ir užsiveda ydingas ratas. Tai vėlgi, kuo paprastesnis preparatas, jeigu jisai veikia. Vėlgi aš nekalbu apie tos atvejus, kada būtinai reikia, kada būtinai tikrai reikia, kad nebūtų dalinama tie stiprus cheminiai preparatai kaip saldainiukai į kairę į dešinę. Vat aš tą ir labiausiai norėjau iš jūsų išgirsti. Ir dar vienas toks mokslo transformacija. Aš dar prisimenu, nes jūs dėstot Orhuso universitete, kai buvo nuotoliniu būdu ruošiami gydytojai, toj garsioje COVID isterijoje. Ir dar aš spėjau sudalyvauti egzamine, kada tie studentai, kurie mokėsi nuotoliniu būdu medicinos, kas vien jau skamba taip keistokai, nes noriu vartoti žodžią absurdiškai, jie laikė egzaminą ir labai blogi rezultatai buvo. Labai. Be jokios abejonės, kaip mes kalbėjome pačioje pradžioje, tai vėlgi motyvacijos toka, mes visi esame tingus, jūs įsivaizduokite, jūs sėdite namie, turite įsijungti kompiuterį ir atklausyti paskaitą. Pasakykite, ar labai jums lengva bus tai prisiversti? Tikrai ne. Rezultatai ženkliai prastesni, tikrai Danijoje tai nebuvo buvo, taip per COVID buvo, bet irgi pastebėjo, kad rezultatai yra prastesni. Beje, ten buvo visokių tokių pikantiškų atvejukų, kai pamokos metu ten būdavo užmiršta įjungta kamera ir ten matydavo, kas vykdavo. Žodžiu, ten tikrai buvo, aš galbūt jums papasakosiu privačiai. Aš suprantu maždaug, kad turite minį. Tai vėlgi, kad to buvo atsisakyta ir aš arba mes, gerbiamas Vytautai, esam tos kartos atstovai, kurie suprantam. Mes esam už realius, ne už 3D, ne už elektroninę meilę. Mes esame už realius daiktus, už tos natūralius. Kurios galima pačiupinėti. Pajausti. Taip, mes vis tiek esam sugadinti tuo atžvilgiu. Taip, mes įvaldę tus elektroninius prietaisus, mes galime, ypatingai jūs, Vytautai, man atrodo, jūs Reelsuose. Taip, aš dabar esu labai pažengęs. Praktiškai galėtumėte jau netgi komunikaciją, informatiką dėstyti ir taip, galėčiau. Ir net filmus galėtumėte statyti. Laisvuoju, aš taip galvoju. Spielbergas. Kokio kalibro kraujagyslę dar galima paįtakoti, pakeisti? Nes aš įsivaizduoju, kuo toliau, tuo sunkiau, kuo plonesnė, tuo kebliau. Įdomus klausimas. Sakykime, vėlgi medicina žengia į priekį ir atsiranda tos endovaskulinės galimybės. Tai praktiškai durėme per pėdą ir einama į visas kraujagyslės. Einama vėlgi, sakykime, ir įvedama kateteris į visas kraujagyslės. Ir galima bandyti, aišku, nuo kelio iki pėdos tos kraujagyslės dažniausiai naudojami balionai, plečiantieji balionai, tai vadinami įsotinti vaistais, nes stentų nelabai rekomenduojama dėti, todėl kad stentai yra iš tikrųjų ploni stentai, tai yra siauros spindžios stentai. Aišku, galima dėti tos vadinamasius koronarinius stentus, kur dedamas iš širdies vainikinės arterijas, bet tokia yra tendencija, bent jau Skandinavijoje, kad išvengti dėti, nebent jau tikrai būtinai reiktų. Bet iš tikrųjų tai balionų plėsti galima eiti ir retrogradiniu, ir antigradiniu keliu, ta prasme, pagal kraujo tėkmę. Milimetro kraujagyslę galima? Galima bandyti, viską galima, bet kokie rezultatai bus, tai vadinamieji recoilingai, kur vėl kraujagyslė užsidaro. Ir tai gali procedūra trukti 6 valandas, po 30 minučių padarys kontrolinę angiografiją ir matys, kad kraujagyslė užsidarė. Bet iš principo galima. Milimetro vargu bau, nes vis tiek reikėtų bent jau 2 mm, 3 mm, 2,5. Netgi įsivaizduokit, reikia įvesti kateterį, plonyti kateterį ir dar per kateterį įvesti balioną, o balionas dažniausiai būna irgi ant plastikinio vamzdelio, taip kad vis tiek turi būti tam erdvės. Ko gero, didžiąją dalį klausimų jau ir išklausiau. Oksidacinis stresas. Taip, pas mus yra oksidantai, yra antioksidantai. Oksidantai sušaudo ląstelę, kai kurios išgyvena, šiaip ne taip gavę per galvą, kai kurios numiršta.
Ir tai yra kraujagyslės pralaidumą kartu su kortizolio aukštam koncentracijom didinantis faktorius. Ir kaip žiūrėti į antioksidantų skirimą. Vėlgi, man viskas dėstosi į bendrą schemą, bendrą kontekstą. Dėl to ir aš tiem žmonėm rekomendavau, jie sako, aš sakau, tai jūs ten užsipirkit 20 tų, išvardinsiu efektyvius jums tuos preparatus, kurie yra, netradicinius pavadinkim. Jie sako, ne, sako, ten yra ką veikti, sumokėti už tokią, sako, mes galim 3. Tai aš ašvagandą kaip anksiolitika, berberiną kaip glikemiją ir lipidogramą tvarkantį preparatą ir ciberžolę. Tai yra karis arba kurkuminas, įvairiai ten vadinamas, jis labai plačiai veikia. Ir vienas iš poveikių yra taip pat cholesterolio mažinimas, kitas jis yra labai stiprus antioksidantas, yra egzogeninis, yra endogeninis mūsų gliutationas, kurį mes patys pasigaminam kepenyse, bet iš tų egzogeninių. Ar jūsų nuomonė, ar kraujagyslių būklė tai yra palaikantis faktorius, ar jis neturi reikšmės, ar tai yra placebo? Aš manau, kad tikrai palaikantis faktorius yra natūralu. Vėlgi, aš manau, šiuo metu tiksliai negalėčiau atsakyti, bet manau, yra atlikti tyrimai, yra su pelėm, su nitriko oksidų, su oksidaciniu stresu ir matyti, kaip reaguoja. Nežinau, ar būtent su šitu preparatu buvo atlikti tyrimai ir būtų, aišku, įdomu padaryti tai. Bet vėlgi, kaip aš kalbėjau iš pat pradžių, aš manau, kad medicina pasidarė labai komercinė ir sakykime, industrializuota. Tai mes investuojame ar tiesiog reklamos daroma tiem preparatam, kurie yra sukurti rimtų firmų, kaip sakykime, Ozempikas ar Wegovy, kur neseniai paaiškėjo atvejai, kur turi pašalinių reakcijų. O nors iš tikrųjų tai buvo vos ne Hollywoodo vaistas, nes visi nori būti liekni ir gražūs. Kokias šalutinės reakcijas, įdomu man. Pankreatitas ir akių liga. Aš dabar tiksliai nepasakysiu, koks akių sindromas, bet Tainiui, sakykime, šiandien ryte paskaičiau geltonojų spaudoj, kad 57 atvejai jie kreipėsi į Novo Nordisk dėl kompensacijų. Ir Novo Nordiskas, aišku, tai firma, kuri gamina Wegovy ir Ozempiką, jie priima tai visai normaliai ir aš manau, jie išmokės, nes praktiškai, kai jūs turbūt pats žinote, kad Novo Nordisk Foundationas tai yra vienas iš didžiausių Skandinavijoje, aišku, mažesnis negu Norvegijos naftos fondas, bet tikrai galėtų susipirkti nemažai Europos valstybių, nes jie ypatingai turtingas fondas. Bet vėlgi tai nėra panacėja, sakykime, mes gydydami vieną, gydydami nutukimą, mes galime sukelti akių ligas negrįžtamas, gali sukelti pankreatitus. Bet vėlgi čia palaukime vėlesnių tyrimų, aš manau, kad ateis, mes gausime daugiau informacijos. Bet šiai dienai aš skaičiau 57. Aišku, palyginus tai, kiek tie vaistai padėjo, tai aš manau 57 yra nedaug, tai galėjo būti ir atsitiktinumas ir visa kita. Taigi vėlgi aš sakau, palaukime tyrimų rezultatų, palaukime, ką kalbės patys Novo Nordisk. Bet mes investuojame į tai, o mes nekalbame apie tos augalinius preparatus, kurie iš tikrųjų galėtų atstoti tai. Ir šiandieną vėlgi skrisdamas, šiandien parskridau iš Kopenhagos, tai skrisdamas irgi pasiskaičiau oro uoste, kaip pensininkam pakeisti Wegovy. Tai būtent taip ir rašo, kad iš tikrųjų svarbiausia valgyti pusryčius, pietus mažiau ir mažiausiai vakarienę, kad mažiausiai tas GLP hormonas, į kurį veikia Wegovy, jisai būna aktyviausias ryte, kaip su fiziniu aktyvumu, kaip didinti būtent ne anaerobinės treniruotės, bet svoriai, kilnojimas, kur mažins ir osteoporozę ir visą kitą. Žodžiu, jau daromos alternatyvos. Vėlgi grįžtant prie tos netradicinės arba senosios medicinos, kad pašalinti tos galimus gretutinius poveikius. Nes kai kurie gydytojai, pavyzdžiui, žinau, puikiai pažįstamų gydytojų, savo šeimos nariams skiria vaistus nuo nutukimo, o tie jų šeimų nariai, tai populiarus vardas yra Arūnas. Taip, čia mes nepaviešinsim sveikatos duomenų, suprantat, ką turiu omeny, niekiek nelabiau nutukęs už mane ar už jūs, jis juos naudoja ir aš aiškiai matau, kad žmogus kažkoks liūdnas, kažkoks jisai prislėgtas, taip, jeigu tau toks, šiek tiek galima pavadinti kontroliuojama intoksikacija.
žmogaus. Taip. Ir tas lėtina tą peristaltiką žarnyną, kur turi būti vienoks organo darbas, tau staiga patiria kažkoks kitoks, nu natūralu, kad kažkaip tu jautiesi galbūt ne taip. Ir tokio lieknumo žmogui, ir aš paskui skambinu tai kolegiai ir sakau, kodėl tu tam žmogui skyrė tą vaistą? Na, nieko gero, tegul truputėlį numeta svorio. Nu, tai ten, o jis toks žmogus drausmingas, pasakysi, nustok valgyti, jis ir nevalgys, bet pat renkasi šitą kelią, tokį keistą man, pavyzdžiui. Daug kas patys renkasi tą kelią. Nu, iš tikrųjų, aš jam pavydžiu, kad jam pasakys, nustok valgyti, jis ir nevalgys. Na, aš ir pavydžiu. Norėčiau pasimokyti iš jo, bet taip. Pilnai jums pritariu, kad čia, tarp kitko, jeigu jūs matėte laidoje, nežinau kaip vadinasi, laida pas Rūtą ar su Rūta. Yra tokia. Taip. Tai toje laidoje irgi buvo merginos, kurios naudojo tą vadinamą holivudinį preparatą Ozempic ir Wegovy. Ir sakė, kad aš visiškai neturėjau energijos ir pavyko numesti 5 kg, po to priaugo 8 kg. Tai vėlgi, aš tą cituoju, kas buvo pasakyta laidoje, tai aš pats šito, kaip sakant, grinai pasakau, tai aš manau, kad bet kas galėtų susirasti populiarioje spaudoje šitą parašytą, kai būna LNK laidų anonsai. Taip kad vėlgi, vieną ranką duodame, o kitą ranką atimame, mes nežinome iš tikrųjų. Taip, sakykime, gal laikinas efektas ir yra, gal mes ir pasidarom kūno kulto kažkiek gražesni ir kažkiek seksualesni, bet kiek ilgam ir kas vyksta po to, o po to plus 8 kg, ar ne geriau? Dar seksualesnė. Dar kuo daugiau, to seksualesnė žmogus. O nuo 200 tai konkrečiai bomba jau sprogdinama. Tai jūs velniškai neseksualus vykote. Ne, dar 100 trūksta. Aišku, na, bet apie tos dar preparatus, svorio mažinimo. Ar Danijoje įmanomas toks būdas, kad, nu, tiesiog toks, na, chuliganiško skirimo būdas, kad kažkur tai radau, kažkas žinau, kas platina, ėmiau ir atsisinčiau. Įmanoma ar ne? Visiškai nekontroliuojant laikymo sąlygų, pavyzdžiui, to preparato siuntimo sąlygų. Nes aš kaip suprantu, medikamentui, tarp kitko, žinot, kad į top 10 pasaulio medikamentų anaiptol ne ibuprofenas, anaiptol ne diklofenakas, o būtent Ozempicas, Wegovy, šitie yra top 10 ir jie labai aukštose pozicijose. Paskui psichotropai, tai toks įspūdis, kad žmonės yra stori ir durni, bet pagal vaistų pardavimus. Tai vad, ar Danijoje įmanoma? Manau, kad ne. Aišku, viskas įmanoma, internetas, deepnetas, darknetas, ten galima tokiais dalykais mokėti bitcoinsais. Bet masiškai, nes Lietuvoje tikrai įmanoma. Aš nemanau, kad tai yra įmanoma, ypatingai iš tų trečiųjų šalių, nes vis tiek ir paštas žiūrėtų, ir iš kur siuntimas, tada susimokėti reikėtų muitus ir visą kitą. Aš manau, kad ne. Bet vėlgi aš negaliu pasakyti, galbūt tai ir vyksta, galbūt tie, kurie platina, galbūt net tarp jų yra ir lietuvių, jie juokiasi iš tepartų. Gal aš per daug naivus. Bet man atrodo, kad ne, ne. O tarp kitko, kai jūs pasakėte, kad Ozempicas, Wegovy, jūs žinote, kad didžiausia kova vyksta tarp Eli Lilly ir Novo Nordisk, nes Eli Lilly tabletinį žada išleisti, ką žada padaryti ir Novo Nordisk. Ir sakykime, ar Amerikai pavyks užkariauti, ar Trumpas leis Novo Nordisko, bla bla bla, Ozempicą ir Wegovy pas save, nes iš tikrųjų didžiulė rinka ir visa kita. Bet Eli Lilly sukūrė jau tabletį Monjur. Ir jį dabar jo akcijos kyla. Nu, aš irgi truputėlį domiuosi akcijų rinkom, o beje, Novo Nordisko akcijos buvo per pusę numažintas. Nu, čia įpūsit paniką klausytojų tarpe. Ar pakankamai skiriat laiko, ar užtenka jums kantrybės įrodinėti žmogui, kad jis turi mažai valgyti? Aš, pavyzdžiui, prisimenu savo, čia man turbūt skaudžiausia tema, nes tu žmogui pradedi kalbėti, jisai ant tave supyksta, pradedi kalbėti nesąmonės, o jeigu dar pasakai, kad jis kalba nesąmonės, jis dar labiau supyksta, užsisuka vadinamasis ydingas ratas. Ar jūs leidžiatės į tas diskusijas? O Vytautai, aš turėjau vieną tokį atvejį, aš leisiu jums papasakoti apie 50 metų moteris, turinti viršsvorį ir sakykime, jinai turėjo protarpinį šlubumą, klaudikacijų. Neturėjau gangrenos, dar nebuvo tikrai indikacijų operuoti, kažkas pasakė, kad ją reikia operuoti. Jeigu jos būtų operacija, tai būtų tais laikais endovaskulinė chirurgija nebuvo taip pažengusi į priekį, tai būtų reikėję dėti vadinamasis kelnes, tai ortobifemorinį bypasą, nuosrūvio operacija, kada vienas galas prisijungiamas prie aortos, prie tos pagrindinės kraujagyslės ir nutraukiamas į abidvi kirkšnis. Ir aš kalbu su ją prieš operaciją, sakau, žinote, jūs esate
didelė mergaitė, aš taip pasakiau daniškai, stopija, stengiausi, nenorėjau pasakyti, kad riebi ar kažkaip įžeidžianti, aš pasakiau didelė mergaitė ir kad jum operacija gali būti sudėtinga ir visa kita. Jinai įsižeidė, jinai parašė vyrseseriai, mes turime tokią pašto dėžutę, kur yra pagirimai ir papeikimai ir parašė, kad įsivaizduokite, šitas užsienietis, mes ir taip nuskriausti gyvenimo pacientai, skriobliai pacientai, tai tokie vargšai žmonės ir jisai dar šitaip mane pavadino stopija, aš po to didelę mergaitę, aš po to klausiau šitą danų, kitų mano kolegų ir sakau, iš tikrųjų taip įžeidžiančiai čia pasakiau, ne, sako, ką tu čia tu labai gražiai pasakei, bet vėlgi, kai baigėsi ta operacija, taip jinai buvo operuota, baigėsi prastai, jinai gavo komplikaciją, buvo nupjautos apie 2 kojos ir jinai mirė. Taip, kad vėlgi reikia labai, labai gerai pasverti ir aš vėlgi nesakau, kad jeigu jin būtų nesioperavus, aš ją bandžiau atkalbėti nuo operacijos, tai būtų nesioperavus, tai aš manau, jin būtų buvusi gyva, nežinau, kiek būtų buvusi gyva, galbūt toliau pažengusi šitą ligą, bet šitą atvejį aš labai gerai atsimenu, kad jinai operavo ir jinai operavus, jinai buvo operuojama ir šitą įvyko komplikacijos ir ten tiesiog irgi chirurginės komplikacijos buvo. Žodžiu, čia diskusija tokia įdomi. Bet... Tai aš įsivaizduoju ir irgi man, pavyzdžiui, sunkiai, aš tos valios turiu. Man dabar susilažintumėm, kad po 2 savaičių sversiu 5 kg mažiau čia kur nors. Turit Viktorijos svarstyklės ar ne čia kur nors? Nes jūs tai visi kaip stirnos. Kaip bažnyčios pelės. Nepažįstu, ne vienas storo, čia visi kažkokie nenormalūs čia studija. Tai, galbūt vegovė. Ar vegovė, aišku, čia tik kodėl nesakai. Tai spranti, man tas toksai žmogaus visiškas toks nesugebėjimas nieko savo padaryti. Bet kurie pripažįsta, dar man nieko, bet kai kurie šoka į akis ir aiškina, kad aš iš tikrųjų nieko nevalgau, tai tada jau, jūs žinant, jūs tikrai esat santūrus, jūs niekad nesikeikėt. Aš tai žinau, bet aš kitoks, aš tada įmusiautė, jau mane tada aš jau... Vytautai, yra dar ir tokia grupė žmonių, kur sako, aš valgau tik 1 kartą dienoj, tai nuo ryto iki vakaro. Taip. 1 kartą dienoj, aš labai mažai valgau, tik 1 kartą dienoj, nuo ryto iki vakaro. Taip. Žinot, labai kas gerai padeda įsimylėti. Tai tas svoris labai gerai krenta. Nebandėte, Vytautai? Tos pačios ar skiriasi, ar kitos lyties asmenį, vat įdomu tyrimas būtų. Kas greičiau svorį meta? Neteko man įsimylėti tos pačios lyties. Neteko dar? Neteko, aš manau, bet kaip sakė Švonderis, viskas jūsų ateityje, tiesa? Viskas ateityje. Taip, svarbiausias jūsų įvykis dar ateityje. Jeigu duok dievės sveikatos Donaldui Trumpui, gal ir išvengsit vedybų su tos pačios lyties asmeniu. Nebent mane labai įsimylės. Tai man atrodo, jau temą palėtėm tokią aštrę. Ačiū Sigitai labai už įneštą aiškumą. Tikrai tokios patirties žmogaus mintis apie gydymą, apie agresyvumą, apie gyvenseną, apie bandymų žmogaus gyvenseną pakeisti švelnesniais būdais tikrai yra be galo vertingos. Tikiuosi ne paskutinį kartą. Ačiū visiems už dėmesį ir įdėmiai dar kartą perklausykit.